Labą dieną, labai ačiū visiems susirinkusiems. Tokią gražią dieną, kai ir laukia yra savo pagundų. Ir man atrodo, kad tikrai Lietuvos diplomato diena, kurio lapkričio 7 dieną, susijusi su tokia specifiniu dalyku, kad tą dieną buvo priimti sprendimai dėl užsienio reikalų ministerijos kūrimo. Matyt, nuspręsta, kad būtent Augustinas Voldemaras taps pirmuoju užsienio reikalų ministru. Jinai jau kuris laikas, jau 14 metų yra švenčiama kaip Lietuvos diplomato diena. Ir aišku, moteris Lietuvos diplomatija, tai pirmiausia kyla mintis apie Magdaleną Avietėnaitę. Tai pabrėšiu, kad ypatingai stengsiuosi šį kartą daug apie ją nešnekėti. Jie buvo dedikuota atskira puikiai paroda, jos biografiją turime internete, kas yra smalsus, bet dar nelabai žino. Netrukus sulauksim knygos, ko labai džiaugiuosi. Bet yra dar daugybė moterų, kurių nuotraukose mes net pažįstam, ir aš pati, tiesą sakant, turiu pripažinti, kad dar net pažįstu. Tai tas smalsumas sužinoti, kas jos yra, ir atvedė prie šios dienos paskaitos. Šitos žinios visos apie tas moteris dirbusios užsienio reikalų ministerija, Lietuvos diplomatija tarnyboje yra ganėtinai fragmentiškos, ir jas taip po truputį po dalelytę tik tai pavyksta surinkti, ir daug ko matyti, kad apskritai niekada nesužinosim. Todėl labai atsiprašau, kad tokio nuoseklaus pasakojimo, statistinių kažkokių gerai apibendrintų duomenų tikrai negalėsiu pateikti, ir teks taip vingiuoti, džiazuoti pagal tai, ką mums leidžia dabar prieinami istoriniai šaltiniai, ir tikiuosi, kad jie gal po truputį vėl kaupsis, dar bus naujų atverimų. Taigi pradėsiu pasakojimą nuo pačių pirmųjų Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų dar Vilniuje, nors iš tikrųjų visas tarpukaris mums siejasi su Kaunu, bet mažiukas gabaliukas maždaug nuo lapkričio 11, netgi lapkričio vidurio iki gruodžio pabaigos tuometinės Lietuvos Respublikos istorijos jisai ir vyko Vilniuje, kaip tik patys pirmieji darbai formuojant ministerijas, ir jau kai kurios ministerijos kaip Žemės ūkio labai stipriai pasistūmė, krašto apsaugos praktiškai visiškai kukliai, labai kukli. Iš tikrųjų buvo ir užsienio reikalų ministerija. Kažkaip šitos skaidrės pačios bėga. Čia mes matom pasų korteles, labai džiaugiuosi, Kauno regioninis valstybės archyvas viešina šitos dokumentus, ir mes matom pačių pirmųjų darbuotojų pasų korteles. Paslaptis man, kas yra Sofija Jakubauskaitė, įdomus dalykas, kad tai yra humanitarinių mokslų daktarė, o kiek kalbėjausi su istorikais, tame tarpe ir šiauliškiais, jinai čia nuo Kuršėnų kilusi, žmonės nežino tokios asmenybės. Ir Valerija Karužienė, galvoju, gal būtų galima su kompiuteriu pasidaryti, kad tos skaidrės tik tai mechaniniu būdu eitų, žiūriu, kad jos kažkaip man vis užbėga. Gal kas man galėtų pagelbėti, kad jos neatsiverstų. Taip, tai aš atsistosiu, kol kolegos tvarkys, ir papasakosiu. Taigi pirmosios darbuotojos yra 4, labai skirtingos, ir tik tai viena iš darbuotojų, Juzefa Zaleskienė, apie kurią pakalbėsiu išsamiau, persikėlė į Kauną. Mes dar susidursim su Vincenta Matulaityte, kuri vėliau dirbo Eltoje. Ir matot, kad yra keletas vyrų, keletas moterų, ne visi darbuotojai atsispindi, kaip Jurgis Šaulys, Petras Klimas, bet, sakyčiau, toksai minimalus sąstatas. Ir antras skaidrė yra kaip tik pasakojimas apie Juzefą Zaleskienę, kuri labiausiai žinoma iš Čiurlionio muziejaus saugomo Andriolio paveikslo. Jos tėtė buvo dailininko Andriolio draugas. Tačiau
Daugiau mes nelabai ką galėjom pasakyti. Iš tikrųjų, Lietuvos bibliotekose yra išlikę jos grožinės kūrybos rankraščių, jinai buvo literatė, taip pat jinai buvo meno kritikė, bendravo daug su dailininku Antanu Žmuidzinavičium, kuris turbūt ir sartino su lietuviais. Aš atsiprašau, kadangi kažkaip tai jos dabar čia verčiasi, vis tik dar grįšiu. Matot, jeigu mes pagrįšim į aną skaidrę, jinai yra gerokai lieknesnė ir vyresnė 20 metų nuotrauka su labai gražiais plaukais, tačiau tokia savito grožio. Reikia pasakyti tokį liūdną dalyką, kad Augustinas Voldemaras nebuvo empatiškas, tai yra maždaug 60 metų amžiaus moteris, daugybę kalbų mokanti, labai išsilavinusi, bet kaip bajorė išsilavinusi, namų išsilavinimas, gyvenimas užsienyje, meno pažinojimas. Jisai savo tą kolegę vadino sena kikimora, kaip rašo Petras Klimas, ir jaučiam, kad tas požiūris tų vyrų į kai kurias kolegės moteris toks iš aukšto buvo. Juzefa Zaleskienė pradirbo ministerijoje apie 90 metų ir jinai gavo labai kuklę tokią pensijytę iš valstybės, mėgino ją pasididinti, bet jos argumentai nesuveikė, bet bent jau kuklę paramą gavo. Aš taip supratau, kad būtent bendravimas su lietuviais dailininkais ją ir atvedė į lietuvišką sferą. Matyt, kad lietuvių kalbą jinai mokėjo, galėjo dirbti vertėja iš lietuvių kalbos, bet tai yra tos vyriausios kartos, senosios kartos moteris, netgi tokių tarnautojų mes labai mažai turėjom, kad žmogus gimęs praktiškai po sukilimo, susijęs su sena bajorų giminė, tokia truputį išimtinė istorija. Ir aišku, susirašinėjimas archyvose yra lenkų kalba, taigi reikėtų lenkų kalbos rankraščių skaitimo specialisto, kai jisai galėtų įvertinti jos palikimą ir galbūt iš naujo jį, nežinau, patyrinėti. Iš tikrųjų būtų įdomu, labai tik tai nedaug žinom. Čia yra viena iš ankstyvų Užsienio reikalų ministerijos schemų, kadangi jūs esat toliau, tai nelabai matosi, čia surašytos žmonių pareigos rankomis ir greta ten koks sekretorius, kurjeris, yra daug mašinistės, kanceliaristės, tai yra tradiciniai tuometiniai įvardinimai moterų profesijų ir tai buvo labiausiai paplitusios profesijos tuo laikotarpiu, tai yra jau geresnės tokios specialybės vertėjos, geriau apmokamos archyvo tvarkytojos, o daugiausia tai moterų daktilografės arba tos mašinistės, spausdinančios spausdinimo mašinėle, spausdinančios iš diktavimo stenografistės ir kartu sekretoriato darbuotojos, raštvedės, redaktorės, sekretorės. Ir faktiškai moterys dirbo tik tai vadinoje techniškoje tarnyboje. Tos techniškos tarnybos dalys buvo ir diplomatinėse atstovybėse, bet jos jau niekada negaudavo jokio diplomatinio rango. Norėčiau dar atkreipti dėmesį, čia iš toliau nelabai matosi, tačiau yra sąrašas tokių būtiniausių adresų. Pirmaisiais ministerijos veiklos metais labai buvo tokia dalis darbuotojų, kurie praktiškai galėdavo bet kada būti iškviesti, dirbdavo iki išnaktų ir tame 7 žmonių sąraše yra ir viena mašinistė, viena daktilografė Meta Gudaitytė. Taigi tame tokiam pačiam branduoly svarbiausių darbuotojų, kurie bet kada turėjo būti pasiruošę kažkokios skubios situacijos metu, buvo ir viena mergina. Ir dabar aš norėčiau papasakoti apie jų kilmę. Tai tarpukario Užsienio reikalų ministerija buvo visų pirma jaunų merginų ir moterų darbo vieta, dauguma ten atėjo 23-27 metų amžiaus ir pačios ištikimiausios senbuvės, tokios kaip sekretorė Juzė Eimontienė, Sofija Mažanienė, Marija Blažonytė, Romė Kairikštytė, pasiuntinybės Vašingtone raštvedė Albina Džagauskaitė ir maždaug 4 metų ministerijoje dirbusi sekretorė Felicija Grigonienė, 40 metų viduryje artėjo prie 50-mečio.
Įdomus toksai dalykas, kad faktiškai nepasikeitė kartos per 22 metus, pakankamai trumpą laikotarpį. Dirbo tiek pačios pirmosios darbuotojos, kai kurios atėjo 20-21 metais, tiek tokios, kurios buvo įdarbintos 39 metų rudenį. Ir tokių didelių žirklių galbūt nebuvo, kaip su jau mano minėta Juzefa Zaleskienė, tačiau faktiškai tai, kaip jau minėta, buvo 50-metės ir greta tai buvo maždaug 20-metės merginos. Tarp darbuotojų buvo jau ir gimusių 20-21 metais, tai faktiškai moterys baigusios studijas arba dar vos ne gimnaziją baigusios. Ir ta kilmė, tai man buvo įdomus dalykas, kad buvo iš pradžių pirmaisiais nepriklausomybės metais priimta praktiškai visų tautybių merginų. Tai jeigu mes įsivaizduojam, kad Užsienio reikalų ministerija bijojo lenkaičių, tai tikrai netiesa. Buvo ir lenkų tautybės darbuotojų, ir žydaitės, ir vokietaitės, ir iš Mažosios Lietuvos, ir iš Suvalkijos, ir rusaitės. Žodžiu, labai tas toksai mišrus, tas iš merginų pusių, tas raštvedyboje dirbęs tautinis sąstatas, bet reiškia vis tiek tai buvo merginos mokėjusios ir lietuvių kalbą, ir mokėjusios užsienio kalbas. Tada iš pradžių buvo labai aktualu vokiečių, 4 dešimtmetyje tapo labai aktualu mokėti prancūzų. Ir geografija, tai yra JAV gimusios arba vaikystę praleidusios dabartinės Latvijos ir Estijos miestuose, tai ir Tartu, ir Talinas, ir Ryga, ir Jelgava, tuometinė Mintauja, ir įvairios Rusijos imperijos vietovės, netgi iš Rumunijos buvo kilusių merginų, ten jų tėvai tėtė konkrečiai yra dirbęs pedagogu vienos iš moterų. Ir jaučiasi tas posūkis, kad jau kai daugėja išsilavinusių merginų, tai vis tik tai stengiamasi priimti lietuvaitės ir kitų tautybių merginų jau yra mažai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad gana svari dalis, gal ir nedauguma, bet vis tik tai tikrai neišimtis, buvo kilusios iš žinomų inteligentų šeimų, iš įtakingų žmonių šeimų. Čia yra visas nemažas sąrašiukas ir tarp jų yra ir mergina kilusi iš Galvydžio Pikausko šeimos, iš Putvinskių šeimos, iš Vinceta Matulaitytė taip pat iš Rusijos Žemės ūkio finansų ministerijos svarbaus valdininko šeimos, taip pat signataro Banaičio anūkė, gydytojo Nasvyčio dukra. Galima kalbėti ir galvoti apie blatą, bet kartu aš galvoju, kad jos vis tiek buvo kilusios šeimų, kur buvo vertinamas išsilavinimas, kur buvo jau pirmos kartos inteligentų šeimose buvo knygos, buvo tam tikras vaikams suteikiamas akiratis, buvo mokama kalbų, buvo tas suvokimas, kad moteris gali būti ne tik namų šeimininkė. Žodžiu, turbūt net ir aplinka jas formavo. Ir čia vienas iš pavyzdžių, kur net keletas tokių įtakingų merginų ir moterų yra, tai mes matom Stasį Lozoraitį su seserim, kurią jisai įdarbino. Ir čia aš irgi taip norėtųsi galvoti apie blatą, bet jinai buvo baigusi teisės studijas, tai tikrai buvo išsilavinusi moteris. Jo būsimoji žmona Vincenta Matulaitytė, kuri dirbo porą metų 21-23 metais Eltoje. Klara Enbergaitė dešinėje, labai ilgametė darbuotoja, kuri praktiškai visas įmanomas pareigas perėjo, nuo daktilografės ir vertėjos, ir redaktorės, ir sekretorės. Ir dar viena nuotrauka, kuri irgi stengiausi įvardinti tik tai moteris beveik, ir irgi net jeigu neklystu, 5 yra Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų įvairiose vietose. Bronės Mėginaitės Klimienės be pačios, kuri irgi dirbo Užsienio reikalų ministerijoje 19-20 metais, dar yra jos sesuo. Dar yra kaip tik Rangauzaitė, viena iš pirmųjų žydų tautybės moterų darbuotojų
kurią kaip tokia labai simpatinga darbuotoja Petras Klimas apibūdino. Taip pat keliose nuotraukose šmėštels Marija Mašiotaitė. Ir aišku, kad ko labiausiai reikėjo, kaip minėjau, tai yra užsienio kalbos žinios. Ir būtent užsienio kalbų žinios, ko gero, buvo pagrindinis dalykas, ypač pirmaisiais metais, kol mažiau specializacijos buvo ir darbuotojų buvo mažiau, jos turėjo būti universalesnės. Ir tos žinios buvo labai įvairiais būdais sukaupiamos. Tai pirmiausia, vyriausia karta iš bajoriškų šeimų kilusios merginos, tai yra namų mokymas. Tada, atsiprašau, sugrįšiu atgal. Tada daugiausia, manau, kad vis tik tai turėjo gimnazijos diplomą ir kažkokias specialias žinias, ko gero, jau buvo sukaupusios, baigdamos specialius kursus. Jeigu tai buvo vokietaitės, tai jos matyt, kad viena iš namų kalbų vokiečių kalba buvo, arba mažosios Lietuvos merginos, nes tikrai net keletas merginų iš mažosios Lietuvos dirbo. Ir įdomu, kad kai kas kaip tautybė vis tik tai ne lietuvė, nors pavardė lietuviška ir matyt, kad puikiai lietuviškai kalbėjo, bet vis tik ta tapatybė jų pačioj savivokai dažnu atveju labiau vokiška buvo. Ir labai dėja kuklę informaciją pateikė žinynai, tai gaila, bet labai mažai galim sužinoti. Buvo išleista 33 ir 39 metais užsienio reikalų ministerijos žinynai pateikė ir trumpas darbuotojų biografijas. Tai šitie žinynai mums yra labai naudingi darant išvadas. Tai iš tų žinynų mes žinom, kad, kaip minėjau, Julija Vaicekauskienė buvo diplomuota teisininkė, dar buvo raštvedė Birutė Vokietaitytė pedagogė profesionali diplomuota. Taip pat pasiuntinybės Lenkijoje raštvedė Birutė Blaževičienė buvo baigusi ekonomikos studijas. Su diplomatinė veikla susijusi išsilavinimo buvo įgijusios tik dvi moterys, Galė Geibavičiūtė, vėliau Žilionienė, ir Elmira Veisaitė. Jos abidvi baigė konsulinę akademiją Vienoje. Gaila, bet iš tikrųjų tas diplomas joms nelabai padėjo, jos faktiškai lygiai tokiu pat karjeros keliu kaip ir kitos merginos. Ir Elmiros Veisaitės yra išlikusi jos asmens byla ir ten susirašinėjime yra parašyta, kad dėja negalim duoti jokio gero darbo, jokio tokio jos prašomo darbo užsienio reikalų ministerijoje, nes jau su raštvedyba dirba du vyrukai, kurie turėtų vėliau eiti į diplomatinę tarnybą, jiems reikia įgauti įgūdžių, todėl tik tai Budapešte prie garbės konsulo Vengrijoje yra galbūt tinkama jai vieta. Ir jinai keletą metų dirbo ten, išmoko vietoje vengrų kalbą ir daug talkino, kaip supratau, visą tą tokį rutininį darbą nuėmė nuo konsulo Pešti Müllerio ir nuolat tokia, sakyčiau, Lietuvos ambasadorė, galbūt ir tikroji buvo kaip lietuvaitė Budapešte. Šitos gebėjimus pastebėjęs Jurgis Šaulys, ją 37 metais perkėlė į Vokietiją. Elmira Veisaitė, man kažkaip norėjosi galvoti, prisiminus Ireną Veisaitę, kad tai yra žydaitė, vis tik tai yra Suvalkijos vokietaitė. Ir matyt, kad tada Berlyne jinai tikrai turėjo puikiai ir greitai prigyti. Ir panašiai ir Geibaičiūtė Žilionienė, kuri įsidarbino vis tik tai užsienio reikalų ministerijoje, bet irgi ten tokius raštvedybos darbus tik tai dirbo, tarkinama, kolegoms. Aišku, reikėtų prisiminti Magdaleną Vietėnaitę, kuri buvo baigusi filologijos studijas. Kodėl tiek mažai moterų vardinta? Iš tikrųjų labai prastai pateikti duomenys apie visų darbuotojų išsilavinimą.
Ir už tai mes labai palyginus mažai galim žinoti net ir apie vyrų kai kurių išsilavinimą, labiau galbūt parašytos tos žinios, kurios galėjo būti naudingos profesiškai, todėl tik tai 10 aukštai mokslą baigusių moterų žinoma, bet dauguma toks įspūdis iš tikrųjų arba tai pradėjusios dirbti merginos po gimnazijos arba pasikeitus po karo socialiniai padėčiai atėjusios į darbą. Ir dalis merginų jau ateidavo iš kitų darbo vietų, tai įgijusios arba analogiško raštvedybos darbo kitose ministerijose arba privačių įmonių biurose, tarkim, raštvedė Lenkijoje veikusioje pasiuntinybėje nuo 38 metų Karolio Pažeraitė pradėjo dirbti vos 16, iš pradžių mokytoja pradžios mokykloje, vėliau Marijampolės apskrities valdyboje, vidaus reikalų ministerijos raštinėje, taigi labai analogišką darbą, o sulaukusi 35 perėjo užsienio reikalų ministeriją. Ir dalis moterų keletoj metų išeidavo kitur. Tarkim, Vladislava Šakenytė net 8 metus dirbo čia, istorinė prezidentūra, kuri tuo metu nebuvo istorinė. Taip pat ministerija nori priimdavo praktikantės, kurios mielai būdavo priimamos ir kaip darbuotojos. Tai, ką mes dabar prašokom, tai yra 2 tokie dokumentai, kurie buvo užpildomi kiekvienai darbuotojai, tai yra iškilmingas pasižadėjimas arba tokia priesaika. Aš įstodamas, net matot, įstodamas iš karto yra vyriška giminė tarnybon, užsienio reikalų ministerijai šiuo iškilmingai prisižadu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, saugoti jos įstatymus ir sąžiningai eiti pavestas man pareigas, išlaikydamas tarnybinės paslaptis ir pildydamas visus įstatymais nustatytus tarnybinės drausmės ir tvarkos reikalavimus. Darydamas šį iškilmingą pasižadėjimą, aš pareiškiu, kad įstatymų numatyta atsakomybė, aš tokį pasižadėjimų sulaužymą man yra žinoma. Čia tokia kaip priesaika, kurią matom duodo ne tik tai diplomatai, bet duodavo ir tarnautojai. Ir greta yra tarnybos lapas, kuris egzistuoja virtualiu būdu turbūt ir šiais laikais ir visą laiką buvo, tai tikrai tarpukariu tarnybos lapai taip pat buvo pilami, dėja labai nedaug yra išlikę asmens bylų, kai kurios yra pasiuntinybių fonduose išlikusios, užsienio reikalų ministerija pačioje išlikusios jų fonde gal 3 asmens bylų ir tikrai toks įdomus buvo siurprizas ir malonus, kad tarp jų buvo būtent Almiros Veisaitės, tegu ir pakankamai nedidelė, bet merginos būtent asmens byla. Ir kokiosgi perspektyvos laukia? Jau supratot, kad pagal tai, kokios profesijos siūlomos, tai ganėtinai kuklios ir ką pavyko išsitarnauti toms merginoms, kurios dirbo raštvedybos srityje nuo pat 20-21 metų. Tai yra 1 kategorijos sekretorių rangas, prilyginamos pasiuntinibyų sekretorius, tai yra tokio raštvedybos sekretorius, kuris prilyginamas pasiuntinybės sekretoriui, tai yra net 13 kategorija, pakankamai aukšta valdininko kategorija, bet jau jos šitą karjeros laiptelį pasiekė tik tai 1938 metų kovo viduryje, pakankamai, sakyčiau, vėlai, tai jeigu tas valstybingumas būtų trukęs dar ilgiau, tai ko gero daugiau tokią laiptelį būtų pasiekusių, nes jau aukščiau, tai tiesiog raštvedybos srityje ar nebebuvo kur kopti, bet pavyko tik tai 3 merginams, tai Marcelė Kubiliūtė, prie jos dar sustosiu, Bronė Liudžiūtė ir jau minėjau Marija Blažonytė, kuri nuo 21 metų didžiąją dalį laiko dirbo ministerija, kai kas iš šitų merginų vaikščiojo, kai kas ne į kitas institucijas. Ir vienintelė karjeros diplomatė, vis tiek tai yra gera proga priminti, tai yra Magdalena Vietėnaitė. Čia kaip tik yra labai žinoma nuotrauka iš Čiurlionio muziejaus jos darbo kabinete, galite įsivaizduoti truputį ministerijos atmosferą, tai dabartinis VDU išeivijos institutas yra Adamkaus muziejus biblioteka. Irgi tik 38 metų gruodį jinai buvo paskirta pasiuntinybės patarėja centre, tai yra 16 kategorija, 17 jau yra pasiuntinys. Tai labai aukštas rangas, bet
vienu laipteliu atskirtas nuo pasiuntinio rango, ir kas labiau domėjosi, turbūt yra girdėję istoriją apie tai, kad Dovas Zaunius norėjo perkelti ją dirbti į pasiuntinybę, jau jinai apie 10 metų buvo pradirbusi Kaune, norėjo permainų, tačiau ne vienas pasiuntinys buvo tarp 15 ir 18 pasiuntinių skirtingų laikotarpių. 4-ame dešimtmetyje kiekvienas surado argumentą, kodėl moteris negali tapti jį pavaduojančią patarėją, kodėl jinai negali dirbti kartu pasiuntinybėje. Iš tikrųjų, čia norėčiau sustoti, kad Europoje, ten, kur buvo dideli aristokratų, išsilavinusių vyrukų didelis pasirinkimas didžiosiose Europos klasikinėse valstybėse, tai ir Vokietija, ir Prancūzija, ir Italija, ir kitos svarbios valstybės, ten nebuvo praktiškai net ir raštvedybos srityje, faktiškai visa ministerija buvo sudaryta beveik vien iš vyrų, netgi tokiose techninės tarnybos pareigose irgi praktiškai nebuvo merginų. Taigi mūsų užsienio reikalų ministerija nebuvo ko nors labai konservatyvi ar senamadiška, atsilikusi nuo tendencijų, sakyčiau, netgi pakankamai šiuolaikiška 20 amžiaus pirmai pusiai. Ir čia kaip tik jūs matot šitoje pusėje, nežinau kaip jums matysis, ir yra Marija Blažonytė, viena iš tų merginų, kurios buvo pasiekusios aukščiausią karjerą. Jeigu kalbant dar apie svarbias pareigas, tai reikėtų priminti, kad ELTOS direktorė, kuri ELTA buvo anksčiau užsienio reikalų ministerijos dalis, yra buvusi Magdalena Avietėnaitė 24-26 metais. Tuo metu prieš tai dar šiek tiek Honorata Ivanauskienė ir Jadvyga Tubelienė 20-21 yra dirbusios pavaduotojomis ELTOS direktorė. Ir aš čia trumpai surašiau Mariją Blažonytę. Tai iš pradžių buvo ELTOS sekretorė 21, vėliau redaktorė. Tada 23 ir nuo 25 keletui metų perėjo užsienio reikalų ministeriją. Ir ten dirbo kaip vertėja. Tada yra dirbusi užsienio reikalų ministerijos korespondencijos viena iš tvarkytojų. 28-35 metais raštvedė, vėliau sekretorė pasiuntinybėje Prancūzijoje. Ir vėliau tvarkė susirašinėjimo nuo 35 metų svetimomis kalbomis. Tai aišku, svarbus toksai susirašinėjimas, reikėjo ir patirties, ir kalbų žinių. Ir aišku, kad dabar, kai lengva nukeliauti į užsienį, jau darbas užsienė nebetampa toks patrauklus. Tuo tarpukariu užsienio reikalų ministerija tokiams karjeros merginoms buvo langas į pasaulį. Ir aišku, pati negeidžiamiausia diplomatinė atstovybė buvo Maskvoje, o žinoma pačios geidžiamiausios tradicinėse Europos valstybėse, Skandinavijos valstybėse. Tai tikrai labai noriai merginos vykdavo dirbti į pasiuntinybės. Pasiuntinybė Vokietijai teikia galimybę net ir gana dažnai grįžinėti, geras geležinkelių susisiekimas. Žodžiu, tikrai svajonė karjeros, kulminacija ir buvo darbas pasiuntinybėje. Ir įdomu, kad Blažonytė išvažiavo, nežinau, ar suveikė rekomendacija, bet Magdalena Avietėnaitė labai rekomendavo, kad jos gyvenimas yra nuobodus ir jau jos gyvenime turbūt nieko daugiau nebus, jinai nėra graži mergina, greičiausiai nesukurs šeimos, o darbas Prancūzijoje ją ir praturtintų ir praskaidrintų. Man atrodo, kad šita rekomendacija iš tikrųjų padėjo, bet ta tokia niūri perspektyva tos merginos nupiešta jos vadovės, tai irgi taip dviprasmiškai nuteikė. Tačiau matom, kad greta karjeros tokių formalių kriterijų, žinių, tie neformalūs ryšiai irgi ir tada buvo labai svarbus. Tai čia dabar trumpai atkreipiu dėmesį į mano jau minėtas abidvi ELTOS direktoriaus pavaduotojas, kurioms ko gero, kad šeimos gyvenimas tapo kliūtimi karjerai, tuo tarpu, kad Jadvyga Holakauskaitė, būsimoji Tubelienė, yra dirbusi su Lietuvos populiarinimu ir vokiečių okupacijos laikotarpiu, ir Paryžiaus taikos konferencijoje. Taigi tiek tokį polinkį, tiek žinių šitai sričiai jinai tikrai jau turėjo ir galėjo šitoje srityje dirbti ir ilgiau.
Oi, čia jau aš dabar ne į tą pusę nuklydau. Ir dar viena moteris Lietuvos diplomatijoje, nesakyčiau, kad diplomatijoje tarnyboje tai nebuvo etatinė diplomatė, Sofija Čiurlionienė Kymantaitė, kuri kaip visuomeninio gyvenimo dalyvė, literatė, išsilavinusi moteris, buvo nuo 1929 iki 1937 metų dirbo Tautų Sąjungos Lietuvos delegacijose, ten kaip ir tarkim dabar jungtinėse tautose buvo ir komitetai susiję su žmonių teisių klausimais, su moterų, vaikų teisių klausimais, su kultūros klaida, tai jinai rūpinosi būtent šitais klausimais. Ir pereinu prie dar vienos pirmosios sekretorės, moters padariusios didžiausią karjerą iš raštvedyboje dirbusių, tai Žvalgė Marcelė Kubiliūtė, kuri Lietuvą okupavus liko Vilniuje ir ten dirbo su žvalgyba susijusius darbus ir informacijos perdavimu, tokių ryšių palaikymų su Kaunu ir susijusi su lietuvių saugumu. Ir 25 metais jau jai buvo pavojinga ten likti, jinai persikėlė į Kauną, čia buvo įdarbinta Užsienio reikalų ministerijoje ir dirbo su slaptąja informacija, tai tos pareigos šifruotoje, tai paprastai yra kalba apie šifruotas telegramas, kur buvo šifrus naudojant užšifruojama ta informacija, kuri per viešus kanalus reikia greitai apsikeisti. Ir kartu šitie žmonės tvarkė ir slaptąjį archyvą. 31 metais sekretorė ir jau kaip po dar keleto metų, kaip minėjau, pirmos eilės sekretorė, tokių pavedimų susijusių su Vilniaus kraštu, pavyzdžiui, lėšų pergabenimas, susitikimai kažkokiose slaptose vietose, informacijos perėmimas, jai buvo duodama ir gyvenant Kaune. Jinai žinojo vietas, kur galima susitikti, mokėjo susitarti su Vilniaus lietuviais ir, tarkim, lėšas Vilniaus lietuvių veiklai tiesiog grynaisiais krepšiu jinai gabendavo į sutartas vietas ir tenai perdodavo. Ir tarp tokių įdomesnių darbų ir tokių ir iššūkių ir kartu progų prasiblaškyti, pamatyti pasaulio, buvo svarbios ir tarptautinės konferencijos, užsienio dėrybos, kur tikrai buvo nepamainamos ir moteris, kurios dirbo su raštvedyba, ir 2-3 moteris visas delegacijas visuomet lydėdavo. Šiaip jau darbas labai svarbus ir patikimas, tačiau kartu pasitaikydavo ir tokių situacijų, kur galbūt reikėdavo save atstovėti. Petro Klimo atsiminimuose yra liudijimas, kad jo būsima žmona, jo būsima dar tuomet sužadėtinė, kaip tik toje kelionėje atrodo, kad užsimezgė jų romanas. Augustinas Valdemaras, delegacijos tarptautinė konferencija pirmininkas, reikalavo, kad jisai važiuos tik tuomet, jeigu Bronė Mėginaitė vyks su jo viename vagone. Tai priekabiavimo, norų, bandymų matyt pasitaikydavo, bet kartu žinoma, tai tikrai manau, kad jeigu mergina norėdavo atstovėti savo pozicijas, tikrai keldavo šitas dalykas labai didelį pasipiktinimą ir apsiginti irgi galimybių buvo. Tuomet manau, kad tai pakankamai ekstravagantiškai skambėjo toks reikalavimas, kuris nebuvo išpildytas. Čia dar viena delegacija, matot, irgi 2 merginas. Aš pastebėjau, kad ankstyvuoju laikotarpiu labai dažnai tokios svarbės dėrybos vakaruose vykdo kaip kalbų žinovė ir tuo metu dar tik tai šifruota daktilografė Magdalena Vietėnaitė, praktiškai ir mašinėlę spausdinti, ir šifruoti mokėjo, buvo labai universali darbuotoja, ir Stasė Veitaitė, kuri irgi net keliose nuotraukose kartojasi, kurios karjera buvo kuklesnė. Kas nutikdavo sukūrus šeimą? Tai čia tokia nemaža tema, atsiprašau, irgi keletą kartų matyti teks grįžinėti, nes pasakojimas gana ilgas. Tai
Nors daugelis įsidarbino ministerijoje dar būdamos merginos, bet vis tik tai jaunystė ir kartu tai aplinka, kur dirbo pakankamai daug įvairaus amžiaus, tame tarpe ir jaunų vyrukų, bendraamžių. Ir tiek susituokus su kolega, tiek susituokus su žmonėmis iš kitose institucijose, tai išsilavinusios merginos, taigi dažnai jų išrinktieji buvo valdininkai, mokytojai, dėstytojai, karininkai, jau irgi jos sukurdo šeimą su nemažai ar net labiau išsilavinusiais vyrais ir tokiais perspektyviais žmonėmis. Tai dažnai arba gana greitai palikdavo tarnybą keleto mėnesių bėgyje, jeigu pradėdavo lauktis, arba jeigu vyras norėdavo, kad žmona nedirbtų, ar pati galbūt nenorėdavo dirbti, buvo ir tokių, kurios greitai išeidavo ištekėjusios. Kai kurios padirbėdavo keletą metų, kaupdavo pinigus namų statyboms, neskubėdavo turėti vaikų, buvo tikrai ir tokių. Ir vėliau pasirinkdavo šeimą, ar bent jau kuriam laikui išeidavo. Ir buvo merginų, kurios tęsė darbą ministerijoje. Ir aš čia išvardinau keletą merginų, kurios ištekėjo už kolegų, ne visai visas, bet tokias labiau galbūt žinomesnes. Marija Račkauskaitė už Povilo Žadeikio, Bronė Mėginaitė už Petro Klimo, Vincenta Matulaitytė už į diplomatinę tarnybą besiruošiančio Stasio Lozoraičio, Janina Mikulskytė už atašė Antano Liutkaus, Marija Mašiotaitė už konsulo Berlyne Juozo Urbščio. Tai vienas iš tų atvejų, kur dar Urbšienė dar kurį laiką padirbėjo diplomatinėje tarnyboje, taip pat raštvedybos srityje. Marija Žičkauskaitė už departamento direktoriaus Prano Dailidės. Ir buvo tokių merginų, kurios, kaip jau minėjau, ištekėjo vietoje. Viena iš ankstyvųjų tikrai darbuotojų, Elena Taraškevičiūtė, ištekėjo už Alberto Geručio, tai tokie maždaug bendramžiai, bet iš tikrųjų būtent Elena Taraškevičiūtė anksčiau gerokai pradėjo dirbti, jinai ilgiau dirbo ministerijoje. Minėta Galė Geibavičiūtė susituokė su Petru Žilioniu. Taip pat net keletas dar merginų taip pat dirbo kartu, Ieva Banevičienė su vyru Petru. Paryžiuje dirbo Vanda Žemaitytė, ištekėjusi už Eltos korespondento Prancūzijoje Alfonso Vabalo. Ir žmonės tengiasi, ir atrodo, kad ir ministerija kurį laiką ėjo į jų pusę ir stengiasi jos laikyti kartu, bet tarkim, buvo tokių atvejų, kaip tarkim Albertas Gerutis dirbo kitoje atstovybėse, o jo žmona dirbo Kaune. Tai buvo ir išskirtų diplomatinės tarnybos geografiškai porų, kurios susijungė kartu, vėl apsigyveno vėliau. Ir norėčiau parodyti keletą tų nuotraukų, kur mes matom deja nemažai moterų ir matom, kad gana didelė jų dalis yra ministerijoje, tačiau vis tik tai gana sunku yra jas atpažinti ir absoliuti dauguma, tikrai kolegos istorikai neleis sumeluoti, kad mes dažniausiai įvardėjame irgi tik tai žymesnius vyrus, ne visus, bet jau moterų tai dažniausiai pavykdavo įvardinti tik tai Magdaleną Avietėnaitę. Aš nežinau, gal po truputį mums pasiuntinybėse lengviau atrinkti, kur sėdi dvi merginos, pažiūrėjus tarnybos dokumentus, lengviau suvesti galus, bet ten, kur jau jos yra 5-6, jau istorikai jų nesugeba atpažinti ir tik tai išskėsčia rankomis. Ir sekanti nuotrauka yra titulinė šito paskaitos nuotrauka, kur irgi dėja mes galim atpažinti būrelį vyriškių, dar man atrodo galima būtų daugiau įvardinti, tuo tarpu iš moterų lengviausiai įvardinti Magdaleną Avietėnaitę, kita mergina, kurią jau atpažįstam, tai yra Marcelė Kubiliūtė. Ir tikrai ta problema, kad tos moterys visapusiškai mums yra mažai pažįstamos, jų kilmė, jų išsilavinimas, jų šeimos istorija, jų išvaizda vis dar mums lieka didelė paslaptis.
Čia viena iš tokių vėlyvesnių nuotraukų, kur mes matom Kalėdų eglutę su paskutiniu tarpukario užsienio reikalų ministru Juozu Urbšiu ir jo žmona Marija Mašiotaitė Urbšienė, kurie patys neturėjo vaikų. Čia yra eglutė būtent ministerijos patalpose, jeigu neklystu, tai matom, kad tų vaikučių yra daug. Taigi matyt, kad dalis tų moterų truputį paauginusios vaikus vis dėlto sugrįždavo. Ir jau pakankamai nemaža jų dalis pasiekė tą tokią vidutinį amžių, o jų vaikai irgi kai kurių yra jau bent jau darželinuko, tokį brandesnį darželinuko amžių pasiekę. Ir mes priėjom prie jau 40 metų vasaros, kur yra dar vienas darbuotojų sąrašas, tačiau visiškai atvirkštinis. Tai yra sąrašas žmonių, kurie buvo atleisti kaip paskutiniai ministerijos darbuotojai. Jau jis yra pakankamai nedidelis, 63 žmonės. Ir 16 moterų tarp jų. Aš taip suprantu, kad tai yra sąrašas tų darbuotojų, kurie po Lietuvos okupacijos neišėjo iki tol. Ir pasiuntinybės, kai buvo uždarytos Lietuvos pasiuntinybės, tik tai labai nedidelė dalis Lietuvos diplomatinės tarnybos tęsė veiklą, netgi dalis profesionalių diplomatų nubyrėjo. Man dėmesį atkreipė tas dalykas, kad Magdalena Vietėnaitė, viena iš labiausiai patyrusių Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, jau turinti ir diplomatinį statusą, taigi ją pripažintų vakarų valstybės kaip Lietuvos diplomatė. Jinai neliko diplomatiniai tarnyboje. Aš labai tikiuosi, kad šita nauja knyga mums atsakys į tą mįslę, kas atsitiko, kad jos neprireikė. Liktai kolegos ją gerbė, vertino, tai yra moteris, kuri praktiškai visus darbus susijusius su užsienio reikalų ministerijos veikla mokėjo ir galėjo būti labai naudinga, tačiau vis tik tai jinai iškrito iš Lietuvos diplomatinės tarnybos. Labai didelė drama buvo pasiuntinibyų raštvedžių, sekretorių likimas. Ir iš tikrųjų, aš dirbdama su Prancūzijos atveju, mačiau, kad tarkim ta ponia Vabalinė, jinai mėgino kovoti, mėgino kelti liktai skandalą, kodėl jinai dabar atleidžiama, jinai gal ir nesuprato, kas iš tikrųjų vyko, bet jų situacija buvo labai sunki, jie maždaug su gal metukų dviejų Raimundu Vabulu, labai mažiukų vaikų, vienas doktorantūroje Prancūzijoje, kitas vat irgi netenka darbo, visiškai pasijuto bejėgiai ir dalis jų turėjo sugrįžti į Lietuvą, dalis kažkaip mėgino kabintis į gyvenimą vietoje. Tai aišku, paprasčiausia buvo tiems, kurie gyveno didžiosiose valstybėse, dar kažkur daugiau ir ypač kurie vietiniai buvo, tarkim, JAV samdydavo vietos lietuvaitės į pasiuntinybės raštvedyboje dirbti, tai jos turėjo kur gyventi, jom buvo viskas labiau pažįstama ir aiškiau. Tuo tarpu tie, kurie buvo atvažiavę laikinai ir tokio jokio užnugario neturėjo, visiškai liko bejėgiai ir daugam teko sugrįžti jau į okupuotą Lietuvą. Ir kažkaip tai sukosi tie žmonės karo metais. Aš mačiau, kad Marija Blažonytė, tarkim, įsidarbinio Raudonajam kryžiui, ten reikėjo užsienio kalbos specialistų, kai kas pedagogais, kai kas buhalterijos srityse. O 44 toks prasidėjo naujas judėjimas. Tai jau 41 birželio 14 buvo truputį suimtų žmonių ir aišku labiausiai vyrų dirbusių užsienio reikalų ministerijoje, bet aš tarptų negausių šaltinių, ką pavyko rasti, radau, kad buvusi raštvedė Marija Dailidienė, Prano Dailidės žmona, ir tarp kitko Pranas Dailidė buvo Antano Sniečkaus pusbrolis. Jinai buvo 41 metų birželio 14 dieną ištremta, tai vienas tokia linija ir jinai ne viena buvo. Julija Vaicekauskienė, jinai buvo 46, nepasitraukė į vakarus, liko 46 suimta, 8 mėnesius kalinta, tai tokia labai garsi byla, kur buvo Noreika generolas Vėtra,
disidentė Ona Lukauskaitė Poškienė, tiesiog žmonės ruošė dokumentus apie sovietų okupuotą Lietuvą, norėjo juos siųsti į vakarus ir Julija Vaicekauskienė išvertė tokį dokumentą į prancūzų kalbą. Tas dokumentas buvo perimtas sovietų ir buvo tokia tikrai labai žinoma ir didelė byla. Ir įdomu, kad per visos tardymo laikotarpius grupė nemaža žmonių, kuri buvo suimta, niekas neišsitarė, kad ji buvo užsienio reikalų ministerijos darbuotoja, kad ji yra Stasio Lozoraičio sesuo. Ir jinai tokia buvo tarsi viena iš labiausiai šalutinių ir jinai gavo tik 4 metus lygtinai, kas mes žinom stalinmečių prilygsta stebuklui. Praleidusi 8 mėnesius kalėjime, jinai tiesiog išėjo į laisvę ir gyveno iki mirties Kaune, globojama bičiulių Jablonskių šeimos, kitų bičiulių. Tada, kas domėjasi Kubiliūtės istoriją, žino, kad jinai buvo ir Birželio sukilimo dalyvė, ir kartu žydų gelbėtoja, iš tikrųjų buvo tikrai ir tokių derinių. 44 metais jinai buvo suimta ir ištremta ir grįžo į Lietuvą 56 metais, jau stalinmečiui pasibaigus. Kaip supratau, tai tokia labai ne tik tvirtos asmenybės istorija, bet ir tokios stiprios sveikatos žmogaus. Ir dar viena istorija tos mano minėtos Marijos Blažonytės. Jinai buvo 47 metais suimta. Ir buvo ištremta irgi praleido apie 8 metus taip pat tremtyje. Man atrodo, kad vis tik tai labai didelė didžioji dalis pasitraukė į vakarus. Ten, žinoma, jiems buvo sunku ir tas laikas praleistas iki maždaug 50 metų pabėgėlių stovyklose. Tai tikrai toksai gal ir neprarastas laikas, bet toksai kabojimo laikas ypatingai asketiškomis sąlygomis, kas neprilygsta represijoms, bet tai toks sustabdytas nežinios laikas. Ir dar norėčiau paminėti dar kartą Vabalinę, kad vis tik tai dalis liko ir kažkaip sugebėjo išvengti represijų ir kažkaip sugebėjo prisitaikyti. Tai Alfonsas Vabalas tapo partizanu, kaip supratau, šeima iširo, jis prieš tai išsiskyrė, o Vanda Vabalinė viena augino sūnų Raimundą, įsikūrė Panevėžyje, dirbo mokytoja, aišku, buvo puikios prancūzų kalbos žinios, jinai buvo globojama Juozo Miltinio, bet ir tų tokių prisitaikymo ženklų, kas prisimena jos biografiją, tai ta elgsena tokia, kaip reikia sovietmečių pabrėžtinai, dar jinai tokia pjesė yra parašiusi, su tokiu žydų autoriumi, labai prosovietiška. Gali būti, kad norėdama, kad nekiltų sunkumų jo sūnui, norėdama pabrėžti tą lojalumą, kad jisai galėtų lengviau eiti per gyvenimą, kad prie jos niekas neprikiptų, jinai taip tiesiog demonstratyviai stengiasi parodyti, kad jinai įsirašė į šitą santvarką. Ir išeivijoje, tai kaipgi dirbo Lietuvos diplomatinė tarnyba, jeigu moterų nebeliko, kurios joms talkintų, tai jeigu nebeliko profesionalių darbuotojų, tai jie surado naujas padėjėjas, jiems daug talkino jų žmonos. Aišku, dalį naštos, biurokratinės raštvedybos naštos jie patys prisėmė, tačiau jų žmonos, kurių dalis yra dirbusios diplomatinėje tarnyboje, pačios su raštvedybos darbu, joms savanoriškai talkino, joms už tai nebuvo mokamas atlygis, jos tiesiog buvo kaip Lietuvos diplomatinės tarnybos savanorės, jeigu taip galima pasakyti. Labai įdomus dalykas buvo tai, kad tos moteris, kurios dirbo Jungtinėse Amerikos valstijose, jau seniau gyveno ir dirbo, kurios buvo aktyvios JAV lietuvių bendruomenės narės, per visuomeninį gyvenimą prisidėjo ne tik tai prie to, ką mes vadintumėm kultūrinė diplomatija, bet veikliausios netgi ir prie politikos. Tai čia aš įdėjau nuotrauką tokios merginos buvusios Marijonos Kižytės, kuri 1919 metais Paryžiaus taikos konferencijoje dirbo kaip raštvedė.
kaip daktilografė tai yra, jinai buvo labai veikli Amerikos lietuvių tarybos narė ir mes ją matom ir su parlamentaru Kerstenu, kuris Baltijos valstybių klausimų daug rūpinosi tose pačiose nuotraukose. Ir čia su prezidentu Hariu Trumanu lietuvių delegacija. Taigi tai buvo labai įtakinga lietuvių visuomeninio gyvenimo dalyvė. Ir čia mes prieinam prie moters diplomatės, vienintelės išeivijoje, tai labai rekomenduočiau skaityti knygą apie Daužvardžių šeimą, kurie Petras Povilas Daužvardis ir Juzefa Daužvardienė, kurios autorį mes čia matom. Ir būtent jų veikla, jeigu norit išsamei, detaliai, ten yra labai išsamei išrašyta. Aš norėčiau paminėti tik tai, kad tai yra 1971–85 metais Lietuvos generalinė garbės konsulė Čikagoje, permešęs pareigas po vyro mirties. Ir kadangi jinai jam nuolat talkino, nuolat dirbo su juo kartu, jinai visiškai taip plastiškai savaime tarsi be jokių papildomų mokymų, jinai galėjo šitas pareigas perimti, jos vyras buvo karjeros diplomatas, jinai jau tokio statuso negalėjo gauti, bet ką pabrėžė savo susirašinėjime su Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, tai nežiūrint nepalankių aplinkybių, energingai tęsė Čikagos generalinio konsulato veiklumo tradiciją, prie kurios sudarimo esam prisidėjusi daugelio metų darbo. Jūsų veikla beje patvirtinė nepriklausomybės laikais nusistovėjusią tvarką, kad tarp karjeros ir garbės konsulų praktiškai nėra skirtumo. Tai mes matom, kad jos dėka Čikaga, tas toks pats svarbiausias lietuvių susitelkimo centras, kur tikrai buvo pakankamai daug darbo, jis buvo konsulinėmis paslaugomis per šitą laikotarpį, kaip suprantu, neprasčiau aprūpinamas ir tada, kai dirbo jos vyras karjeros konsulas Petras Povilas Daužvardis. Ir čia mes matom jo nuotrauką, tikrai, man atrodo, labai simboliška ir su Valdu Adamkum, kuris buvo veiklus JAV lietuvių bendruomenės narys, ir su Stasiu Lozoraičiu jaunesniuoju. Ir man atrodo, kad tas naujos pradžios etapas yra būtent Lietuvos tuometinė pasiuntinybė, vėliau ambasada Jungtinėse Amerikos valstijose, didžiausia okupacijos metais, ir nuo 1988 metų, 89, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdžio veikla ir kartu JAV padidėjo susidomėjimas Baltijos valstybėmis, žurnalistų susidomėjimas vakaruose padidėjo ir jau kažkoks judėjimas lietuvių iš geležinės uždangos į JAV įvyko ir politinis vyksmas, tai kaip tik čia labai tapo aktualu turėti jau nesimbolinius kelis darbuotojus, o didesnį personalą. Tai kaip sukosi Stasys Lozoraitis jaunesnysis, kuris buvo Lietuvos reikalų patikėtinis JAV, jisai kvietė savanoriauti, šita tradicija JAV labai yra paplitusi, arba už labai simbolinį atlygį dirbti išsilavinusius lietuvius ir merginas, ir vaikinus, daugiausia tai yra jaunesnė karta, bet ir viduriniosios kartos, baigusius politikos, tarptautinių santykių studijas, kitas žurnalistiką, kitas studijas, kurios galėtų būti naudingas tokiame darbe. Ir mes matom irgi jau net keletą moterų šitoje darbuotojų grupėje. Čia yra 92 metų sąstatas, bet faktiškai tie patys žmonės dirbo nuo 88–89 metų. Ir tikrai tie žmonės, kurie galėjo atsiliepti telefonu, laiku surinkti informaciją, laiku perduoti informaciją, laiku paruošti dokumentus, tame tarpe ir tos moteris, kurios dirbo tegu ir tokius kartais netgi paprastesnius darbus, negu buvo vertos, jos įdėjo savo irgi svarų indėlį, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Ir sekantis etapas, jau aš dabar kalbėsiu apie Lietuvos užsienio reikalų ministeriją dirbančią Vilniuje. Tai jeigu mes kalbam apie 90, maždaug 92 metų laikotarpį, tai yra kažkokia laiko mašina atgal mano įspūdžiu, kur moterys yra priimamos daugiausia tiem patiem lygiai tradiciniams darbams, kurie buvo dirbami ir tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje.
nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministerija besikurianti paveldėjo LSSR užsienio reikalų ministerijos dalį sąstato. Mums atrodo nuostabu, bet tokia nominali įstaiga iš tikrųjų veikia. Tai buvo tokia ministerija sovietmečiu, kuri rūpindavosi vizitais, jeigu kažkokie tai pareigūnai iš Maskvos atlydi kokios nors užsieniečius, kurie seka spaudą, kur yra minima Lietuva, kurie prireikus ten kokią vizą išduoda. Labai nedidelis sąstatas ir labai nedidelės užduotis ir moterys grinai tokie techniniai tik tai darbai. Dalis jų perėjo į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, bent pirmais, antrais metais kai kas neprigijo, bet nebuvo, tikrai jaučiasi, kad nebuvo jėga varomi, o kai kas ir prigijo, yra dirbančių žmonių, kurie visai neseniai išėjo dar iš to laikotarpio. Ir toks įspūdis, kad pirmiausiai darbinant yra teikiamas prioritetas vyrams ir jie užima ir diplomatinės pareigas, pradedant žemiausias, ir jie iš karto kyla karjeros laiptais, o moteris toli gražu ne iš karto. Ir faktiškai per visą laikotarpį nuo 18 iki pat kokių 92 reikėjo lietuvių ir užsienio kalbų įgūdžių, gebėjimo spausdinti mašinėle, kruopštumo atliekant techninius darbus, kruopštumo dirbant su pinigais, su apskaitos darbais, kas dirba buhalterijoje, lygiai tų pačių įgūdžių reikia. Ir lūžio prielaida, sakyčiau, kad yra galimybė lavintis vakaruose. Tai iš tikrųjų stažuotės vakaruose, tarptautinių santykių, diplomatijos, mokslų, valstybės administravimo srityse yra nori kviečiami ne tik vyrai, bet ir merginos, moterys, ir jos nori naudojasi šitą galimybę. Ir tikrai nemažas būrelis lietuvių jaunimo 90-92 metais stažavosi JAV, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje. Ir jas baigusios moterys jos turėjo tokį svarų kozirį besidarbindamos. Mano įspūdžio ryškesni pokyčiai prasidėjo 1993 metais, kai jau tos moterys, kurios baigė stažuotės, kažkokias sutrumpintas profesinės studijas, grįžo į užsienio reikalų ministeriją. Tai paskirimai skyrių vedėjomis jau kažkur tai 92 antroji pusė, 93 metais. 93 metais mes turim pirmą departamento direktorę. Neįdėjau nuotraukos, nes visi įsivaizduojat, pažįstat ir gal net prisimenat ankstyvesnį laikotarpį. Tai pirmajam užsienio reikalų ministerijos departamento direktorė tapo Dalia Grybauskaitė, kuri perėjo iš finansų ministerijos. Jinai nekilo nuo, nežinau, kažkokio tai raštvedybos darbo, jinai atėjo tiesiai iš kitos institucijos. Ir jinai tikrai kurį laiką padirbėjo užsienio reikalų ministerijoje. Tai jinai buvo iš pradžių ekonomikos departamento direktorė, laisvosios prekybos sutarties su ES derybų vadovė. 94-aisiais tapo pasiuntinė Lietuvos misija prie ES, vyriausio Lietuvos derybininko dėl Europos sutarties pavaduotojo. Taigi mūsų narystė ES tikrai susijęs su jos pastangomis su darbu. Jeigu neklystu, 2000-aisiais jinai tapo pirmąją viceministrę, užsienio reikalų viceministrę, ir mes anksčiau turėjom tik prarečių moterų viceministrių, dabar jau yra tokia praktika, kad bent viena turėtų būti viceministrė. Ir pirmoji Lietuvos diplomatinės atstovybės vadovė, tai yra Kaune gimusi, augusi literatūros kritikė, vertėja Ugnė Karvelis. Tarp jos studijų yra toks įdomus dalykas, kad 52-6 jinai tiesiog ištisas studijas pabaigė tarptautinių santykių. Tai yra studijos Aukštųjų politikos mokslų institute Paryžiuje, kur studijuoja jau daugiau nei šimtmetį, gerokai apie 150 metų, ir Prancūzijos diplomatai, valstybės aukšti pareigūnai. Tai yra tokios pagrindinė Prancūzija ir viena iš pagrindinių Europoje diplomatijos studijų vietų. Taigi įdomus dalykas, atrodo visiškai beviltiška 52-6 metais, kam lietuvaitei tarptautinių santykių studijos, tačiau matom, kad tai buvo labai įžvalgu.
Ir tarp jo studijų įdomu, kad netgi ir ekonomikos studijos Kolumbijos universitete. Ir 1993 metais jinai skiriama laikinąją reikalų patikėtinė ir misijos prie UNESCO vadovė. Po poros metų, jinai 95 metais jau tampa ambasadorė prie UNESCO. Čia mes matom ankstyvą nuotrauką, ją talkinančią kaip vertėją, o pačioje jau dirbančią kaip ambasadorė. Ir klausimas, kodėl 94 metai mano paskaitos yra ta tokia laiko galutinė riba. Tai yra pirmasis Lietuvos ambasadorės paskirimas, tai vertėja žurnalistė Halina Kobeckaitė. Įdomu, kad daugelis tų pirmųjų Lietuvos Respublikos diplomatų buvo įdiplomatinti jau brandaus amžiaus žmonės, savo srities profesionalai, labai skirtingi, pradedant nuo kompozitoriaus Osvaldo Balakausko ir baigiant, ekonomistų kokiu Raimundu Rajecku. Tai žmonės, kurie tiesiog buvo pasirinkti iš visai kitos sferos, atėjo diplomatiją ir iš karto įšoko į tokią aukščiausią laiptelį karjeros. Ir labai daug pirmųjų Lietuvos ambasadorių yra, mes tai vadinam į diplomatinių, kai žmogus jau brandus, turintis visai kitokią karjerą ir patirtį, tampa staiga Lietuvos diplomatu. Šita praktika buvo labai paplitusi Brazausko valdymo laikotarpiu, vėliau tiesiog ir jaunimas prikilo tais karjeros laiptais ir gal tiesiog pamatyta, kad jinai turi savų ribų ir minusų. Tačiau ambasadorė Kobeckaitė giliai atėjo į diplomatiją, neatsitiktinis buvo žmogus. Nuo 1994 iki 1997 metų jinai vadovavo ambasadai Estijoje, vėliau ambasadai Turkijoje vieną kadenciją ir faktiškai netgi ilgiau, faktiškai čia išeitų jau 2 kadencijos, šiaip kadencija yra 3 metai. Kartais pratęsia iki 4, dabar stengiamasi šitos nuostatos laikytis, kad po 4 metų stengiamasi iškelti diplomatą kitur, dažniausiai grąžinti į Kauną. Anksčiau šitos taisyklės nebuvo taip griežtai laikomasi ir dar viena kadencija nuo 2007 iki 2011 Suomijoje, taigi nuo 1994 metų iki 2011 metų pakankamai ilgai jinai dirbo Lietuvos ambasadorė skirtingose valstybėse. Ir paskutinė nuotrauka, tai yra tiesiog bendra nuotrauka iš 1996 metų, aš baigčiau 4, čia porą metų vėliau, arba gerais metais, čia 96 metų sausis, ir mes matom, kad tik tai dar viena moteris atsirado, ambasadorė Norvegijoje Kornelija Jurgaitienė. Taigi tas moterų atėjimas į aukščiausias pareigas jis nebuvo spartus. Tačiau ta permaina jinai palengva įvyko ir aišku vis tiek taip yra ir matyt turi savos logikos, kad tikrai labai daug moterų dirba su raštvedyba susijusiame darbe, su viešąja komunikacija susijusiuose darbuose. Maždaug tai, ką darė Magdalena Avietėnaitė su dar 3-4 kolegėm arba kolegom, dabar daro atskiras departamentas, kuriame tikrai labai daug merginų ir moterų. Ir tos permainos vyksta ir man atrodo, kad jeigu mes turim mažai informacijos apie tarpukarį, tai dabar ko gero dar bus truputį sunkiau, kurį laiką asmens duomenų apsauga neleis rimčiau tuo domėtis ir mes žiūrėsim, kiek tų duomenų iš tikrųjų per visą šitą laikotarpį išliks. Ir galbūt tos prielaidos ateityje bus sukurti ir šiuolaikinės užsienio reikalų ministerijos moterų ir vyrų portretus. Man atrodo, kad iš tikrųjų labiausiai mes kalbame apie pačius žymiausius žmonės, bet tam tikra dalis darbuotojų ir kalbant apie tarpukarį, tam tikra dalis ir vyrų nepasiekusių didelės karjeros, pasirinkusių raštvedybos darbą, sargo darbą, kažkokį kitokį užkulisinį darbą irgi lieka už mūsų žiūros ribų. Manau, kad tas tokia požiūris, kad tik tai moterys liko nepastebėtos ir mažiau pažįstamos, jisai irgi nėra visiškai teisingas. Iš tikrųjų,
už pačių aukščiausių pareigūnų, už pasiuntinių, už įžymybių nugarų dar stovėjo ir nemažas būrelis jų kolegų vyrų. Taigi tikrai dar lieka, kalbant apie Užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų personalą, labai daug ką sužinoti ir ypač galvojant apie kitas ministerijas, galbūt net yra savo specifikos. Tarkim, krašto apsaugos ministerija, tarpukariu kiek buvo moterų arba kiek buvo žmonių susijusių su kariuomenė, o kiek visiškų civilių. Taigi mūsų valdininkijos istorija tikrai yra pakankamai įdomi, dar siekiant apibendrinti tokios mažosios istorijos, jos irgi stengiausi giliau neiti, kad per daug nesustočiau ties vieną, tikrai už daugelio šitų žmonių slypi kartais dramatiški, kartais tokie labai įspūdingi likimo vingiai, kai kam tiesiog antras gyvenimas prasidėjo išeivijoje, kur moterys būsios namų šeimininkės, turėjusios patirtį tarnybos, vėliau labai aktyviai įsilėjo į visuomeninę veiklą, kai kurių labai dramatiškos represijų patirtis, tos pačios Marcelės Kubiliūtės istorija verta dėmesio. Žodžiu, dar yra ką veikti, dar tikiuosi, kad istorikų bendruomenė palengva pildys kartu tas spragas. Ačiū už dėmesį.